112. Ir jau veikęs 52,290. Kadangi buvau užmiršęs porą kartų paspausti laikrodžius, tai kažkur 54 jau su paspirtuku ir pėsčiomis įveikiau. Šiaip pavargęs esu ir alkanas, nenoriu stotis. Stengiuosi dabar jau ne tik bateriją saugoti, bet ir laiką. Tai va tokie nuotykiai mano. Pradžioje supainiau, kad nežinau, ar parodė kažką tokio, ar ne tą dieną, kad po 18:10 traukinys iš Varėnos pasirodė ne. Bandžiau tada į Valkininkus spėti traukinio. Ir kai liko 8 kilometrai, 7,8 ir liko 15 minučių, supratau, kad nespėsiu. Pradėjau žiūrėti viešbučius, neradau. Šiai dienai laisvas nakvynės. Tik tai sodybos, kur viena naktis kainuoja 119 eurų, pavyzdžiui. Ir brangiau, pigiau negu 61 euras, bet toliau neradau. Žiūrėjau autobusą ir reiškia, yra tik autobusas su persėdimu, kad važiuoja į Druskininkus, o tada ryte atgal. Va, tada pažiūrėjau Trakai, Vilnius ir traukinių yra. Bet iššūkis, kad man reikia įveikti virš 40 km. Nu, dabar jau 40. Ir liko baterijos 40%. Jeigu būtų baterijos 100%, tai būčiau daug ramesnis, ramus būčiau, tai stočiau ir važiuočiau savo, kad ir sporto režimą jungas. Tai va, taip, dabar vat, apie 2 km liko iki Naujųjų Valkininkų ir atvykus biškai pailsėsiu ir pažiūrėsiu, kiek čia, ar yra aplamai, kur būtų galima pavalgyti ir pakrauti bateriją. Tai va, kol kas einu. Tempas daugmaž pėsčiomis visai neretai einu. Apie 8 minutės 1 kilometras ir dar tampau paspirtuką. Ir dar kuprinė man ant pečių. Visą nugarą šlapia. Tai va kol kas tokie reikalai. Jaučiu, kad jeigu nepavyks pakrauti apie 20 km, turbūt dar reikės pėsčiomis eiti. Va. Jeigu pakrausiu, nu, gal pridėsim 5 km. Tai va, tai žiūrėsim. Reikės ir pėsčiomis eiti, ypač į kalniukus. Reikės
greitį pasirinkti mažesnį, gal 12 km, kad iki Trakų dasigauti, spėti traukinį, grįžti namo ir namuose jau su visą sąžinę pavalgyti, kad ir vėlai vakare. Na, va taip aš dabar atrodau. Vat, daugmaž taip. Ir dabar aš jau su Valkininkuose. Šiaip biškį džiaugiuosi galbūt, nes kai yra nuotykių, kai yra sunkumų, kai yra klaidų, žmonėms įdomiau žiūrėti. Galbūt kažkas iš jūsų pasijauks, prisimins kažką iš jaunystės ir panašiai. Va, kaip ir sakiau, naujieji Valkininkai. Šiaip buvo minčių šitiem grybautojams galbūt sumokėti, kad man duotų pakrauti bateriją. Bet gal nebandysiu. Praseisiu. Nes čia atvažiavau su mašina. Nelabai čia turbūt arti ir gyvena. Tai kol kas einu dar pėsčiom. Mažinu atstumą. Ir tikiuosi, kad man per kančias nors, bet pavyks pasiekti Trakų stotį laiku ir aš spėsiu į traukinį. Ir kad man užteks mano jėgų, mano resursų. Čia toks va miško turgelis. Ir va, einu tikslo link. Planai pasikeitė. Buvo biški klaidų. Gal pradžioje buvo biški per daug atsipalaidavimą. Per didelis noras parodyti žmonėms, kurie mane žiūrės, objektų, kas kur vyksta. Nu, bet pirmą kartą pasitaisysim ir kad daugiau tokių klaidų nepasitaikytų. Traukinį buvo, bet žiūriu va čia, 19:21 buvo turėtų. Tai dabar dar pagalvosiu, kaip čia man daryti. Gal pavyks tada grįžti su autobusu. Pradžiai valgysiu, žiūriu nuo šią 41 km liko iki Trakų. Tai dabar su arbato stotelėje valgysiu ir žiūrėsiu, kaip ten su autobusu bus. Nes turi būti po pusę valandos. Tai dar žiūrėsiu, gal vėl pakeisiu planus, bet jau į geresnį. Pavalgęs, galim sakyti, užkandį suvalgęs. Šeštadienį, sekmadienį, lyg tai tą pačią valandą važiuoja autobusas. Žiūrėjau internete, nėra. Čia yra naujieji Valkininkai. Ir pažiūrėjau iki Trakų, jeigu autobus neatvažiuos, nuo Valkininkų bus anksčiau. Turiu 20 minučių ir dabar galvoju, gal dar prasėsiu pėsčiom arba pravažiuosiu paspirtuku. Ir jeigu autobusas bus, atsisėsiu nuo Valkininkų. Tai va, tai dabar tikriausiai keliausiu toliau. 10 minučių, autobuso nėra, tai blema dėja, mane laukia sunkus kelias dar. Tai va, kol kas tokios naujienos, nelabai geros. Nu ką, valandą 38 liko. Navigacija rodo tokį kelią. Tai man kažkiek reikės bėgioti, darys į krosą.
Laukia labai sunkus išbandymas. Iki Vilnius 63, Alytai 46 ir dabar 10 km kelio. Nu ir bandau bėgti. Nu va, taip. Laikausi ir bėgu. Jau pabėgo 3 km. Per 19 kažkiek. Su paspirtuku ir blema pavargęs. Bėgam toliau. Kai kur lygiau bandžiau važiuoti. Prieš paskutinį tas pagalys padėjo vinsėti. Mokalnių nėra. Visą laiką tiesi tokių kelių. Liko 8 km. O iki traukinio valandų 5. Tai jaučiu, nespėsiu. Tai reikės arba tranzitų, arba prašyti draugų, arba su taksi. Galiau jau asfaltu važiuoju. Valandą 13 ir 27 km lieka. Iki traukinio. Tai iš kur čia važiuoji? Nu, čia važiuojam nuo Rūdininkų iki Varėnos, norėjau traukinį atgal, bet šitą kažkaip supainiu, turėjo būti po 60, žinau. O po to važiuojam link Valtininkų, tenai stotelė autobusų parašyta, kad būti autobusas po 7:21. Nu, jau neatvažiavo ten. Nu, ką daryti tada? Bandyti tada spėti Trakų. Bet tokiais keliais, tokiais, nu, nemano dar pasibėgau, vieną ranką laikau. Palauk, pas mus iš Liepočių jau traukinio nėra. Ne, 22-20 bus Trakuose, bet aš jeigu spėti įmanoma, tai tada gerai. A jūs kur iš Vilnius? Jo, aš iš Vilnius. A iš Trakų traukinys? Kaip? Iš Trakų. Tai va, važiuoju. Nu ką, mane pavyzdžiui, į traukinį spėjau. Gėriau vandenį prie kepinių. Žmonėms atidėkojau. Daviau 50 eurų vis dėlto. Nuvežė mane kažkur 23 km į vieną pusę, dar jiems reikia grįžti. Neprašė. Pats sugalvojau. Tai va, su traukiniu važiuoju, biškai pakrausiu paspirtuką ir man liks apie 8 km iki namų. Tai va tokie nuotykiai. O dabar ir rytoj jau poilsis. Šiuo momentu esu įveikęs 71,8. Tai kažkur bus 73 km. Nes porą kartų nebuvau iš karto paspaudęs laikrodį. Nes stabdžiau, kai tarkim valgiau. Tai dabar valgysiu. Paspirtukas kraunasi. Laikrodžiai kraunasi. Tai gal ne visai tenai nuo Valtininkų gerai užsukau. Bet va, eidamas, bėgdamas, sutikau žmonės, išgėriau vandens, pasiūlė pradžiai pakrauti paspirtuką, po to pasiūlė pavežti. Tai va, vienas blogis išėjo į gerą. O dabar valgysiu ir bandysiu atsigauti ir dar laukia mane netrumpa kelionė atgal. Bėgdamas per Vangus pasiekiau Vilnių.
Dabar pažiūrėsim, kiek įsikrovė akumuliatorius. O į sekantį video pasakysiu, kiek procentų yra. Buvo 21 procentas, kai pradėjau krauti. Man dabar iki namų 8 kilometrai. Tai autobusas po 16 minučių, tai dar pasivažinėsiu. Nu kągi, dabar turiu 41 procentą. Tai 8 km tikrai pravažiuosiu. Tai kelionė buvo sunki. Tikiuosi bus įdomu visiems žiūrėti. Planuoju padaryti gerą vieną video. Visus sujungus nuotraukas visas ir video. Iš šios kelionės, galim sakyti, pasimokiau, kad vis dėlto reikia daugiau vandens imti. Ir nesvarbu, kad svoris turi įtakos, kad mažiau pravažiuosiu su paspirtuku. Taip pat, kad gal reikia daryti mažiau tų pertraukų galbūt. Ir turi būti ilgesnis atstumas. Taip pat, kad vis dėlto neieškoti trumpesnių kelių. Nes tikrai yra nemalonumas važiuoti žvyru, miške, miško takais, ypač kur minkštas smėlis. Tai va, planuoju dar tokį kelionę kartuoti, tik labiau apgalvoti, stengtis nepataikyti į tokią pat padėtį, kad nebūtų tokių sunkumų, kad nereikėtų mane gelbėti, nereikėtų mane vežti iki traukinio. Tai va, dabar važiuosiu link namų ir galvoju, kad bus įdomu. Galbūt ir geriau, kad taip gavosi. Ir su žmonėmis pabendravau, ir pabuvau nežinomybėj, buvo sunkumų, reikėjo ir pabėgioti. Nebūčiau bėgęs, gal nebūčiau tos žmonės sutikęs, būčiau pasirinkęs lengvesnį kelią, teisingesnį galbūt, bet gal žmonės nebūčiau sutikęs. Tai šiandien buvo ir blogų dalykų, bet ir buvo tokių dalykų, kurie išėjo man į gerą. Pasirinkau ne tą kelią, bet sutikau žmonės. Tai žiūrėsim, kaip rytoj bus mano savijauta, kaip jums ar patiks video. O dabar keliauju link namų. Nu va, jau 23 valandas. Eisiu valgyti, gerti vandenį ir žiūrėti krepšinį. Biški mane draugas pavyzdžiai biški prie Audėjų baldų centro buvusi. Tai va, Eduardui ačiū. Tai va, toks jai nuotykis. Biškai pasimokiau. Gavau patirties, gavau nuotykių, pabendravau su žmonėmis, prasivažiavau su žmonėmis biški, aplankiau Piliakalnį, porą miestelių, daugiau miškų takais važiuoti norėsiu. Tai va, jeigu patinka, daug žinoti ir planuosiu kitą kelionę nuo taško A iki taško B. Tai visiems ačiū, kas pažiūrėjo mano video iki galo.